Sveiki, visi atvykę į Ilnelis Ride kanalą. Šiandien su mumis BMW F800 GS. Tai toksai Adventure Enduro tipo motociklas. Sakyčiau, labiau Adventure, su juo galima važiuoti, keliauti kažkur tai toliau, bet jisai turi puikų offroado performance. 21 ratas priekiai, 17 ratas gale, 2 cilindrai, 62,5 kW arba kitaip sakant 85 arklio galios ir 80 N. Tikrai labai smagiai važiuoja, tikrai labai dinamiškai važiuoja. Ir ta galia paskirsta yra tolygiai, tai šiek tiek apie tai papasakosiu, kai atsisėsim. Kas liečia motociklo dizainą, tai vėlgi čia yra kiekvienas turi savo nuomonę. Man tai, sakyčiau, šitas dizainas toks tvirtas septynetas, nedaugiau. Bet tas išdažymas šiek tiek dar gelbė, nes yra tikrai blogiau atrodančių šito modelio spalvų. Turim Brembo stabdžius priekyje ir gale. Tai irgi yra BMW toksai, sakykime, kokybės ženklas, galima ir taip pasakyti. Šiaip iš principo, tai jisai nėra pigus eksploatuoti motociklas, kaip ir visi kiti BMW. Tam tikrų detalių kainos, kažkokių tai smulkmenų, jos tikrai atrodo absurdiškai, bet nepaisant to, tai yra tikrai geras, kokybiškas ir ilgom kelionėm sutvertas motociklas. Taigi standartinį komplektacijų mes turim šildomas rankenėlės, atjungiamą ABS ir rankų apsaugas. Daugiau čia kaip ir nieko nelabai daug jam standartinį komplektacijų yra. Papildomai gali dėtis lankai, papildomai gali dėtis automatinis grandinės tepimas, kuris čia yra būtent įstatytas. Dugno apsauga rimtesnė, bagažinės, daug visokiausių, sakykime, papildomų dalykų jame gali būti pridėta ir žmonės tikrai prisėda visokių tašių, visko. Čia, dar čia yra, pavyzdžiui, priekiniai žibintai Wunderlicho sudėti, stabdžių sankabos rankinėlės Wunderlicho, kurios galima pasireguliuoti ir tai yra tikrai labai patogus dalykas. Kągi, tai tiek apie tą motociklo išorę, dabar sėskime ant motociklo, pasivažinėkim ir papasakosiu, ką aš apie jį galvoju ir kaip man su juo smagu. Nu ką, štai ir vaizdas nuo motociklo. Šildomos rankenėlės, keistai išsijungiantis posūkiai, keistai įsijungiantis posūkiai. Čia įsijungia, čia išsijungia, čia įsijungia, čia vis tiek išsijungia. Nu, taip įdomiai padaryta. Info, ABS, įjungimas šitų ilgų žibintų, įsijungia taip, čia į visas pusės. Čia va matome BMW tokia problema, tai nusitrina va šitie mygtukai. Tai matosi, kuris buvo dažniausiai naudojamas. Čia va irgi info spaudyta, ABS švarus, gražus. Tai va tokie pastebėjimai. Prietaisų skydelis. Greitis, apsukos, neutralas, čia irgi neutralas. Kuras, variklio temperatūra, rida, laikas, range'as, mirksintis ABS. Tiesiog senas BMW, čia 2008 metų modelis. Tai galima įvardinti kaip seną BMW. Dabar jau viskas pasikeitė ir viskas kitaip. Tai va reguliuojamas rankenėlės. Galima pasireguliuoti padėtį ir čia. Tai iš tikrųjų šitie dalykai tokie yra faini. Labai įdomus garsas, labai specifinis garsas. BMW turi savo tokį 2 cilindrų, ar šitas, o kur būna opozitas. Tai nežinau. Man kol kas viskas patinka. Sėdžiu labai patogiai. Aukštis yra kaip tik man. Gal dar galėtų būti netgi aukštesnis, jeigu dėl manęs. Minkštas, galima pasireguliuoti. Čia reguliuojasi kietumas. Minkščiau, kiečiau. Čia yra automatinis grandinės tepimas Scott-Oilerio. Nu ką, limuzinas. Padangas nėra visai pritaikytos offroadų, kaip ir, sakyčiau, 70-30. Bet galima gyventi. Motociklų galima tikrai endurint, galima tikrai važiuoti
bekelia. Bet kai išvažiuoja ant asfalto, tai limuzinas. Tai iš tikrųjų labai daug keliautojų renkasi būtent BMW gamintojus. Ir jeigu žiūrit kažkokius tai vlogus, dar kažką, tai tikrai nemažai yra keliautojų su BMW. Tai yra, mano nuomonė, kelios tam priežastis. Tai kaip perki BMW motociklą, kuris yra visiškai naujas, tu gauni 5 metų garantiją ir ta garantija galioja visame pasaulyje. O BMW ir visas pasaulis, tai viskas labai aišku ir paprasta. Tu kiekvienam, sakykime, Indijos kaime galėsi susitvarkyti savo motociklą, jeigu kažkas atsitinka. Vėlgi, nežinau, kaip ten ta kokybė ir taip toliau, bet iš principo keliavimui aplink pasaulį tai yra labai labai didelis privalumas. Tiek aptarnavimų klausimų, tiek kažkokiu tai, sakykime, garantijos klausimų. Nu, pats važiavimas tai tikrai yra labai malonus ir labai patogus, ir ta sėdynė, jinai dar yra galimybė ją upgrade'inti į komfort, bet šiaip tai ta sėdynė, jinai tikrai yra labai patogi ir aš taip galėčiau linguoti ilgai ir ilgai. Negalėčiau pasakyti, kad tai yra visiškai mano tipo motociklas, bet galbūt kai pradėsiu sent, va, tai per kokius, nežinau, 20-30 metų ir atsisėsiu ant tokio motociklo ir ramiai su juo važinėsiu. Jisai visiškai neprovokuoja, su juo toksai atsisėda ir važiuojam. Ir po 500 km, nu gal reiks sustoti. Nu jo, davai, reiks sustoti. Tai va, kažkaip taip aš įsivaizduoju šitą motociklą. Ir nereikia stabdyti prie gulinčių policininkų, kas irgi yra man didelis privalumas. Tai BMW pradėjo nuo F650, sakykime, šito motociklo pradininkas būtų F650, net ne GS, o tiesiog F650. Turėjo vieno cilindro variklį, vėliau atsirado F650 GS, taip pat turėjo vieną cilindro variklį ir jisai ėjo iki kokių 2004 metų, jeigu neklystum. Vėliau išėjo modelis F650, tai jisai turėjo dviejų cilindrų variklį ir tas variklis iš principo jau buvo 6, 7, 8 kubatūros, bet modelis vis dar vadinasi F650. Ir vėliau 2008 metais atsirado F800 GS, tai tai, ką mes dabar ir vairuojam. Sekantis modelis po šito yra F850 GS. Prie to dar neteko, sakykime, prisiliesti, bet manau, kad irgi padarysiu apžvalgą. Ir tikrai įdomus, ten jau viskas pasikeitė, jau ir speedometras su LCD ekranėliais ir taip toliau, nu, tiesiog tai yra naujas BMW. Kas liečia eksploataciją, tai tikrai nėra pigu, jeigu vat, kalbėt apie eksploatavimą, kažkas tai sugedo, sulūžo, ten nukrito ir taip toliau, tai tikrai yra brangus dalykai. Vat, kartais būna ten pas jos radiatorius šiandien vat, yra prieki, tai bet būna kritimo metu, avarijos metu jie ten lūžta, pradeda bėgti. Tai jeigu gerai atsimenu, tai prieš kokius 4 metus, kai ieškojau to radiatoriaus, tai jisai kainavo ar ne 400 eurų naudotas. Tai, nu, tikrai, motociklas jau pakankamai senas, o detalės vis dar brangios. Čia turim integruotą šildomas rankenėlės. Tai, nu, smagu, įsijungi per vidurį, įsijungi max, jeigu nori. Bet vat vėlgi, šitie mygtukai, jie nusitrina. Ir čia yra kaip, nežinau, kaip 4 golfe, kur ilgų, nu, ne ilgų, o žibintų ten jungiklis buvo.
tai irgi nusitrina ir rankinėlės nusitrina, tai čia dar sakyčiau per 35 000 stebėtinai jos gerai atlaikė tos rankinėlės, o gal net yra ir keistas, nors matosi, kad vat yra pasidėvėjimo žymių. Tai yra tokių niuansų su šituo gamintoju. Šiaip kas liečia jo svorį, tai tikrai jis yra gerai išbalansuotas, tai jis nėra sunkus, tu važiuoji, linguoji, jisai nesijaučia to svorį, jis labai smagiai į posūkius gulasi, bet jeigu kažkur tai nuvažiuoji nuo kelio, tai ir aš kalbu apie ne žvyrkelio, o kalbu apie kažkokį tokį kelią labiau off-roado, tai tikrai jaučiasi tas svoris ir tada ar užgesti, ar dar kažką ir jisai toksai jau patampa kiaulė. Nu, šiaip jeigu paimti tą motociklą ir nusikelti 2008 metus, nu tai čia tikrai buvo motociklas, kuris stebino vairuotojus, kuris žavėjo vairuotojus ir kur tiesiog jau atrodo, kad kur toliau. Tai buvo tikrai top daiktas ir čia tikrai nepridursiu, nes praktiškai tuo pat metu tai galima lyginti ten su kokiu Transalpu 2008 metų, kaip tik 2008 metais išėjo Transalpas, tai aš net nenorėčiau, tu prasme, veltis į tokias diskusijas, nes čia būtų diskusija apie nieką lygint F800 GS ir Transalpą. Aišku, vėlgi kaina skiriasi ten turbūt dvigubai tuo metu. Dabar irgi naudotas GS kainuoja nuo kokių ten 5,5 tūkstančių ir tai dar reikia paieškoti, kad būtų bent jau padaraus stovį, nes ridos yra didžiulės. Tai nėra baisus dalykas ta rida didelė, nes jie važiuoja ir 100, ir 150, ir 200 tūkstančių. Bet automatiškai, kai motociklas tokia rida, tai reikia atsižvelgti jo stovį, kaip jis buvo eksploatuotas, kur jis buvo eksploatuotas ir taip toliau. Tai man patinka, kad čia yra tos uždėtos padangos, kur jos šiaip yra plento, bet galima važiuoti žvyrkeliu, tai nei muša, nei šokinėjai, nei vibruoji. Važiuoja 80, 70 ir tu tikrai labai komfortiškai ant jo jautiesi. Ir sakau, taip tikrai galima važiuoti ir į kažkokią tai ilgą kelionę ir jeigu reikia taip trumpai, po miestą kažkur prasivažiuoti, rankų padėtis, ta sėdėsina visa ir kiti dar būna čionai per tiltelius dar išsikelia tą vairą. Tikrai yra daug visokiausių opcijų. Ir BMW visada su savo sprendimais, tie jų sprendimai kartais jiems kainuodavo daug, nes motociklas kaip ir jisai labai ten inovatyvus ir ten sprendimai tokie irgi tikrai inžineriniai atrodo tikrai gerai, bet kai tas viskas pradeda gest, pradeda birėti ir reikia keisti, reikia ieškoti problemų, reikia ieškoti kažkokių sprendimų, tai tada tampa galvos skausmas tam, kuris jau antriniai rinkai nusipirko tą naudotą motociklą. Pavyzdžiui, posūkį, čia posūkis įsijungia, čia posūkis išsijungia, čia dar galima, man atrodo, ne. Tai tokie sprendimai, jie yra labai įdomus ir jie yra tikrai nepatogus. Kas liečia tą galę ir tas paskirstimas, sakykime, galės, tai tiesiog važiuoji 5 bėgių, 3000 apsukų ir tu duodi ir jisai visą laiką tolygiai gražiai greitėja ir nereikia žeminti, tiesiog čia nuo mažo greičio tu turi labai gerą tą tokį pagreitį ir įsibėgėjimą. Rankų apsaugos irgi apsaugo nuo vėjo, apsaugo nuo kažkokių tai šakų, nuo kažkokių tai, sakykime, musyčių gali apsaugoti ir faktas, kad kritimo atveju irgi tave tai apsaugo. Yra išvestas ant bako akumuliatoriaus pakrovėjas, tai kad nereiktų ieškoti akumuliatoriaus, neminėti visų šitų čia plastikų, tai tiesiog čia yra išvestas pakrovėjas, tu įkiši laidą, pastatai garažą ir jisai visą žiemą tau
sėkmingai iškrauna, įkrauna, kad tu sezono pradžioje galėtum atsisėsti, užsivesti ir važiuoti. Kągi mes dar turim? Turim lauko temperatūrą 24,5, turim vidutinį greitį, turim vidutinės kuro sąnaudas, va, čia galbūt bus kažkam aktualu, tai 4,3 litro, tai yra tikrai nedidelės kuro sąnaudos. Ir turim momentinės kuro sąnaudas, tai kadangi dabar lėtėjam, tai jų ir nėra. Plus turim range, kiek nuvažiuoti. Tai čia iš tikrųjų fainas dalykas, tas range'as, kai tau nereikia skaičiuoti, kad užsidegė lemputė, pas tavai yra 5 litrai ir dabar aš galiu nuvažiuoti ten dar 800 km. Nu, čia kaip pavyzdys. Tai turi range'ą, kai užsidegė brūkšniukai, žinai, kad tau jau reikia važiuoti į kolonėlę, nes liko ten 20 km. Visi savo motociklus pažįstam, tai žino tą jausmą, kai brūkšniukai užsidegė, dar važiuosiu. Nu tai vat, čia yra lygiai ta pati istorija. Šiaip jis yra labai minkštas ir man galbūt norėtųsi jį šiek tiek turėti, šiek tiek pasikėtinti, kad jis būtų šiek tiek kietesnis, bet čia yra standartinis toksai nustatymas, nieko nereguliavau, nieko nedariau ir gavau tokį motociklą. Tai kągi turim, antras bėgis. Puikiai susitvarko su mūsų užduotim. Jokio vargo. Nu tikrai labai smagiai jisai toksai, man patinka labai tas jo pagreitis. Ir jis toks duodi, ir dar toks garsas 2 cilindrų smagus bambo, tai toksai, važiuojam, važiuojam. Nu, stabdžiai jau minėjau, stabdžiai yra Brembo, tai stoja jisai irgi atitinkamai gerai. Aišku, kadangi tai yra enduro, tai tu paspaudi stabdį ir jisai visas, toksai į priekį pavirsta, bet reikia tai numatyti. Tai va, turim 6 bėgį, 100 km, važiuojam, linguojam ir vargo nematom. Žiauriai, šiaip patogus iš tikrųjų. Jeigu paimti ten kokią Afriką, kas jau yra šiek tiek galbūt kitas lygis, sakyčiau, tai jinai tikrai nėra tokia patogi, kaip vat šitas modelis. Dar vat būtų įdomu prasitestuoti R1200 ar 250, šiais metais jau R1300 modelis tas vadinsis, bet nu tikrai, jokios vibracijos, jokio nuovargio, tu tiesiog sėdi, čia kaip dėda sėdi, tai va kojas užsidėjęs ir nereikia va ten taip ar dar kažką, tiesiog kaip dėdukas ir savo linguoji, užsidėjai tašes, prisidėbėjai sumuštinių, įsidėjai dantų šepetuką ir keliauji per pasaulį, nu arba per Lietuvą, nu arba per miestą, čia jau kaip sakoma, kam kas rūpi. Maksimalus greitis šito motociklo yra 200 km ir čia yra jam per akis, nes tu tokiais greičiais nelabai važiuoji su tokiais motociklais. Tiesiog manau, kad 140, 160 yra toksai optimalus greitis su šito motociklu, kai tu jauties komfortiškai, kai tu jauties saugiai ant jo, kai jis tavęs ten neblaško, netaško. Norėčiau aukštesnio priekinio stiklo, nes jisai šitas yra ryškiai per mažas, jisai žiauriai man stipriai pučia, nes jis kaip tik baigės ten, kur prasideda mano krūtinė, tai visas tas vėjas pareina man tiesiai į kūną, į šalmą. Tai stiklas turėtų būti bent jau iki čia ir dar galėtų užsidėti tokį prailginimą, tai tada būtų visai kitas reikalas. Šiaip aš esu BMW mylėtojas, man tiek automobiliai, tiek motociklai labai patinka, tik pastaruoju metu kažkaip tai mažai tenka jų išbandyti. Gama tikrai didelė, tiek streetai, tiek enduro, tiek adventurai, tiek britvos, tiek chopperiai netgi yra, nu,
gamintojas turi apskritai visą gamą motociklų. Pardavimai tikrai yra geri šitų motociklų. Sąlygos įsigijimo irgi yra geras, aš kalbu apie leasingą. Laukimo terminas irgi yra apie 3 mėnesiai, kas ir netgi per COVID jie turėjo labai panašų tiekimo laiką. Galbūt ten porą mėnesių buvo prailgęs tas tiekimas, bet vis tiek yra išlaikoma, sakykime, tas 3-4 mėnesių laukimas. Nebent jeigu ten kažkoks tai specifinis labai modelis, toks kaip M1000RR ar ten M1000XR, kur ir kvotos yra, kur ir tiesiog negali ateiti, va taip va užsisakyti ir čia tau paima ir atveža. Tai yra laukimas, tai yra normalu, tai yra brangus daiktai. Tai kas liečia, jeigu visi gamintojai turėtų tokį klientų aptarnavimą, kaip turi BMW Lietuvoje, tai nu, tiesiog būtų tobula. Suteikia tau garantiją, tu turi puikų klientų aptarnavimą, nu, nėra kur prisikabinti. Kas liečia BMW, apskritai BMW motociklai, automobiliai, tai yra visiškai 10 balų klientų aptarnavimui, servisui ir visiems šitiem dalykam. Ta prasme, labai viskas paprastai, nuvažiavai, turi problemą, keičiam, darom, siunčia, padaro, paskambina, labą dieną, prašom atvažiuokit atsiimt motociklą. Turi begalę klientų, klientai grįžta, klientai atsiranda nauji, nes ten juos aptarnauja, kur kažkur kitur jų neaptarnavo. Aišku, klientas yra su kitokiais poreikiais, vis tiek tai yra žmogus turintis daugiau pinigų ir galintis savo leisti šiek tiek kitokią transporto priemonę, ar tai motociklas, ar tai automobilis. Bet vien dėl to, kad turim tokį sakykime, atstovą, tai yra labai didelis privalumas pačiam motociklui. Net jeigu tai yra senesnis motociklas, net jeigu tai yra, sakykime, problematiškesnis motociklas, yra aišku pinigų klausimas, bet tu gausi, tave aptarnaus ir nu, tai yra lygis, tai yra aukšta klasė. BMW bako sprendimas tai yra grinai, kad išgauti gerą svorio paskirstimą, balansą. Tai turim užpildymą štai čia, o bakas eina po sėdynę. Manau, kad čia yra toks, sakykime, šiek tiek išskirtinis variantas ir turbūt jisai pasiteisino, kad tai buvo daroma ir man visai galbūt net ir patinka ant tokio motociklo toks konceptas. Taip pat varai gale piliesi kūrą kaip į automobilį. Šitie GS-ai turėjo problemą su priekiniais žibintais, tai tie priekiniai žibintai jie išdegdavo ir va šitam modelį dar matau, kad yra tikrai švarus, gražus ir neišdegę, bet esu matęs tokius išdegintus ir jie, tai yra tiesiog, nežinau, ar tai yra kažkur tai, sakykime, su kokybė buvo prasilenkta, ar kas yra, tai tiesiog nuo karščio ta lempa, tas lęšis visas viduj, ne lęšis, tas visas, kaip, nežinau net kaip vadinasi, jisai išdega ir tada jau reikia visą keisti žibintą. Arba jį ten ardyti ir ieškoti kažkokį tai sudužusią lempą ir bandyti tenai kažką tai sukonstruoti. Kągi, keliaujam, pasakoju ir man kuo toliau, tuo smagiau. Vėlgi, tai nėra mano tipas, bet vat kartais pasiimt, prasivažiuoti, galbūt kažkur nuvykti yra tikrai smagu. Su tokiu motociklu ir su keleiviu yra patogu važiuoti. Šiaip motociklai tam nėra pritaikyti, bet šitas modelis su keleiviu tai yra jokių problemų. Tos spalvos, šitas geltonas išdažymas man patinka, nes yra ir baltas, yra ir raudonas, bet man šitas geltonas toks traukia akį. Nežinau, tokiam motociklui yra labai svarbu daryti laiko aptarnavimus. Tie varikliai, jie kaip ir jie geri, jie laiko, bet reikia ir vožtuvus tikrinti, ir tepalus keisti, ir tepalus keisti rekomenduojama dažniau negu gamintojas rekomenduoja.
Šiaip kažkokių didelių nusiskundimų, kad žmonės per ilgus metus, sakykime, važiavimo turėtų su būtent šiuo modeliu, tai tikrai nėra. Jeigu tu įtinkamai prižiūri, tai viskas yra gerai. R1200 turėjo, pavyzdžiui, problemų su ten ABS bloku, tai ten iš tikrųjų brangus remontas, arba tiesiog atsisakai tada ABS. O F800 jau čia 2008 metai, jau tikrai daug buvo pamokų BMW gavę ir tikrai pasistengė ištaisę kažkokias tokias smulkmenas ar didesnius trūkumus. Lygiai taip pat kaip ir F650, pirmtakas šito motociklo, tai jisai turėjo vieno cilindro tą Rotaxo variklį, kaip Aprilia Pegasa. Nu ir žmonės ten turėjo problemų su tarpiniam, turėjo problemų su vožtuvais, bet nieko ten tokio baisaus nėra. Kita problema su to motociklu buvo, kad kadangi tai buvo vienas cilindras, tai jis turėjo nerealiai didelę vibraciją ir ta vibracija tikrai tolimesniai kelioniai, toliau negu 50 km, tai jau būdavo labai užknisantis dalykas, kai nulipi nuo motociklo ir tau dar tirpsta, ne tai, kad tirpsta, nežinau, tinkčia pirštų ir kojų, pirštų galiukai. Nu ką, turim 100 žvyrkelis, motociklas puikiai stovi ant kelio, neturiu jokių pastebėjimų. Dedu tikrai gerą balą šitam motociklui, išvaizda kiekvieno reikalas, bet kas liečia patį važiavimą, tai viskas su juo yra labai gerai, prabangiai, sakyčiau. Nu ir tai yra toksai labai universalus, tai sakykime, nu, ne hard enduro, bet aukštas, tai daug kur galima pravažiuoti ir tikrai turi tas variklis, jisai labai smagiai važiuoja ir tu turi visą laiką tą galėjimą tolygiai kyla, nėra kažkokios tai duobės, nėra kažkokio tai praradimo, tiesiog tu vadovai važiuoja. Su juo taip pat yra smagu miestai, jis nėra labai platus, jis didelis, bet jis nėra labai platus, tai su juo kažkur pralysti, užvažiuoti, ten šaligatvio bordiūro irgi galima, tai tikrai, sakau, universalumas yra maksimalus, jeigu nėra tų daiktadėžių, tai bet kur ir bet kada. Kągi, dar viena apžvalga į pabaigą. Noriu Jums padėkoti, kad žiūrit, mūsų virš 500, labai džiaugiuosi, turiu labai įdomių minčių kitam sezonui ir su Jūsų pagalba, su Jūsų komentarais, ypač heito komentarais, kuriuos aš labai mėgstu paskaityti, tai aš tapsiu tik tai geresnis. Kągi, ačiū ir iki greito.